Darbo biržos duomenimis sausio 1 dieną Lietuvoje darbingo amžiaus bedarbių užregistruota beveik 14 procentų. Pasak Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus vedėjos Danutės Naujalienės, šiuo metu mūsų mieste užregistruota 2901 bedarbis. 2011 m. sausio 1 dienai bedarbių skaičius buvo 2901. Lyginant su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius išaugo 7,3 procentais. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sausio 1 dienai sudarė 18,7 procentų. Lyginant su nedarbu 2010 m. gruodžio 1 dienos duomenimis, šis rodiklis padidėjo 1,3 procentinio punkto. Kaip ir kiekvienais metais gruodžio pabaigoje nedarbas išauga ne tik tai Druskininkų teritorijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Tame tarpe ir Alytaus apskrityje išaugo 0,9 procentinio punkto. Kas įtakoja tą būtent nedarbo lygio augimą gruodžio mėnesį, tai kad būtent grįžta didžioji dalis bedarbių iš viešųjų darbų, iš laikinųjų darbų. Vien gruodžio mėnesį iš viešųjų darbų grįžo 165 bedarbiai. Tai aišku, tas skaičius ir įtakoja nedarbo lygio augimui. Pasak Danutės Naujalienės, didžioji dalis Lietuvos bedarbių moterys, o Druskininkuose skirtingai nuo kitų vietovių vyrai. Statistikos duomenimis šiuo metu darbo ieško 10 procentų darbo biržoje registruotų asmenų įgijusių aukštąjį išsimokslinimą ir 24 procentai bedarbių neturinčių jokio išsilavinimo. Šiuo metu Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriuje registruota 13 laisvų darbo vietų. Darbas siūlomas tolimųjų reisų vairuotojams, šaltkalviams remontuotojams, padavėjui barmenui ir virėjui. Minėtos įstaigos vedėja Danutė Naujalienė sakė, kad darbdaviai labiausiai pasigenda aptarnavimo sektoriuje dirbančio personalo. Kadangi kaip nepaslaptis visas laisvas darbo vietas daugiausia sudaro paslaugų sektorius, tai aišku, jie ir pageidauja, tai viešbučių administratoriai, padavėjai, barmenai, virėjai, kambarinės. O kas liečia, tarkim, statybos sektorių, šiuo metu iš tikrųjų ir šių vietų yra pakankamai mažai, tai yra laikino pobūdžio darbai. Šiais metais buvo užregistruota ir tinkuotojai, dažytojai, stogdengiai, bet tai buvo laikinas darbas būtent vasaros metu. Statistikos duomenimis šiuo metu daugiausia darbingo amžiaus bedarbių yra Mažeikiuose, Šakiuose ir Akmenėje. Mažiausiai tokių asmenų užregistruota Neringos ir Palangos savivaldybėse.